Mano plaustas ten, o čia yra properšų, bet čia sąnašom viskas. Ten koks kalnas. O nusileidimas arba toks, čia jau už tų sąnašų, arba toks. Teoriškai įmanoma, praktiškai nežinau. Neturiu pasirinkimo. Reikia plaustą ardyti. Nes kol čia sulauksiu pagalbos, tai gal patogiau nešti be viso šitą tentą. Aišku, nesutsuktų sukiot būtų geriausiai. Bet nesiplukdžiau aš čia akumuliatorinio suktuko. Ne mano diena šiandien. Viskas, plaustas išrengtas. Ir tai buvo dar vienas kvailas sprendimas. Vos nesulaužiau šito rėmų keldamas. Traškėjo tai gerai. Dabar pervaržiau. Man rodos, kažkokių kritinių sužeidimų, kaip sakyt, sulaužimo nėra, tik va ten tie galiniai skersiniai du. Vienas išlūžo, kitas aplūžo. Ir biški kampuose susikersavo tentas. Šiek tiek pasižydė, bet čia turiu lipnios juostos, kurias susitvarkysiu. Apmaudu, kad dar tik antra diena plaukimo. Ir viskas per va šitą vietą. Kai jau randasi laisvo laiko, tai reikia ir valgyti pasidaryti. Tai išsikaisiu grikius, arba su tūnu, arba su tušonkė. Dar pagalvosiu, ką čia pasidarysiu. Daugiausiai, ką vieta tokia, jokio pavėsio, nieko nėra. Saulės vilna. Nors ne švietiškai karšta, bet užsidėjau baltinis, nes čia bijau nudegti visas. Pagalvojau, vis tik su tušonkė darysiu. Šitie drebučiai tai man visada buvo skaniausias dalykas. Va, kaip čia viskas spirga. Tai suverčiau į grikius mėsą su morka ir svogūnu. Turėtų užtekti ir pietum ir vakarieniai čia man. Atvažiuoja sunkioji artilerija. Bandysim nešti. Nu, Gediminai, reiks nešti. Pabandyk va tuos du prikišti. Per tuos du. Perkišti ten. Neturi būti labas. Neišplėšim varžtų. Prisuksim. Auk. Neskubėk. Ištrauškim balkanas. Dar čiūčiut palauk. Nenori. Tada mes attaip... Va, šonai išsipėsk. Palada biškai. Aš lystu. Va, mindžiu. Vas išmės. Dabar lipkį. Gal dar biškai. Dar pabandau. Svarbis man gal nebepradėt važiuoti. Vienas, du, trys. Va. Plaukmindė. Pabiškį. Dar biškį. Nu dar. Все. Išlipo į krantą šiaip ne taip. Vo. Atsistojo, gan lengvai ištraukė. Nu, panašiai kaip čia. Labiau smėlėtas. Viskas, plaustas jau kitoj pusėje. Atvarė hebrantas, nebepafilmavau, nei kaip čia mes jį
Nešėm krantą, kaip leidom, kažkiek pafilmau, tik tai kaip kėlėm. Greit, keikėsi žmogus daug, tai tiek jau to. Svarbu, kad kitoj pusėje atsidūriau, tai va čia tvarką pasidaryti reikia ir plauksim. Opapa. Plauksiu iki kol sutems šiandien. Mėgosiu plausti, niekur nebestosiu, daiktų nebesikrausiu, nieko. Jau kai pamatau visokius tokius kupstus, tai paranoja pradeda kelt man, bet čia va matau yra praplaukimas šioks toks. Tai gerai. Kas čia dabar? Pipiet šiandien. Kas čia darosi? Čia va ir kažkokia properšėlė. Gal čia prasmūksiu. Va. Vėl. O čia va vos praplaukimas tik tais. Nu, čia panašu pralysiu. Pastaroje jau kokius 3 ar 4 va tokius praplaukiau. Na čia tai nedidelė. Gal aš kažkaip ir susitvarkyčiau su tokiais, tai gerai, kad yra va tokių plyšelių. Nu žodžiu, tas mano nevėžis, tai... Aš nesuprantu, kaip gali atsirasti medžio kelmas vidury upės. Tai arba tada kitas klausimas, kiek metų stovi vandeninės upės medis, jeigu jisai gal kažkada krante auga. Bet vaga tiesiog aplink jį prasigraužė. Iš naujo susidarė viskas, bet ten yra 9:30 vakaro. Bet dar valandą jau puosi, tai tikrai. Tai galvoju ant vandens, ar nebus šalta miegot. Gal ne. Viskas, stoju. Apsitvarkiau plaustą, per vidurį pasidariau miegojimo vietą. Dabar reiks užsidangstyti. Tvarkos, žemė reikia tvarkos. Reikia čia susitvarkyti iki galo. Tai čia įlysiu, iš vidaus susitvarkysiu. Viskas, žodžiu, diena su nuotykiais, biški viskas linguoja, nedaug plaukiau, ryte paskaičiuos, kiek aš čia nuplaukiau, bet aš įsivaizduoju, kad vos kelis kilometrus. Nu, ko ne viešbutis, visai čia gerai, šilta kažkaip, nežinau, gal tiesiog oro temperatūra šilta. Bandysiu miegot. Čia daug man tų pirmų kartų, nesu niekada plausti miegojęs. Prasta diena buvo, paplaukiau porą valandų dar gerų. Įsivaizdavau, kad esu netoli Murmulių atodangos, bet taip ir nedaplaukiau. Bet dabar jau tikrai esu kažkur čia šalia. Todėl nenorėjau patamsi pro ją plaukt, stovau miegot, kad ryte parodyt. Tai va, tai ten tokia sraunuma yra, atodanga, graži vieta išlipt. Viskas. Ir iki rytojaus. Tai labas rytas. Truputėlį pramiegau, bet pats su bebrais susidraugavau. Tai davėsi čia aplinkui su uodega vandenį taškė. Bebras su uodega per vandenį ploja tada, kai jaučia pavojų, nepažįstamą kažkokį objektą. Na tai čia tas mano plaustas ir aš jame buvau jau susidomėjimo epicentre iki kokių 3 nakties. Bet ko gero dažniau aš čia miegosiu, kad nereiktų daiktų tampytis, nes visai čia viskas gerai. Viskas, 3 diena į trasą.
su lietumi. Iškiplaustas pastrygės. Va tokiu oru ir plaukiam. Va kokia rėva. O, praėjau. O dabar kur? O, bračiu, užnešė čia. Tai va ten va yra Murmulių atodanga. Dabar jau užaugus žolėmis, kad aš buvau paauglys, ten būdavo visiškas smėlis toks. Nu, tiesiog atviras gruntas. Tai žodžiu, nusileidau pro tą Murmulių atodangą, bet noriu ten iš arčiau biškį užlipti. Tai velku plaustą atgal iš arčiau, kad būtų galima apžiūrėti. Nu va, biškutį pasilipėjau, ten plaustas liko. Čia atodanga, čia ta rėva, per kurią prašokau. Dar žiūriu, čia graži vieta. Nakvojimai, pavyzdžiui, galėjo būti. Ale gerai ir plaustė buvo. Lipam į pačią, iš pačio viršaus dar pažiūrėti. Va čia šiek tiek apie pačią atodangą. Aukštis 9 metrai, ilgis paliupės vago 60 metrų. Bet vat, aplinka gražiai sutvarkyta. O kaip čia atrodo, ten plaustas kažkur apačioj. Taip nevėžys atrodo. Na, ta atodanga dabar, tai čia jau kaip ir nebe atodanga. Viskas užaugė, krūmai, matau, netaukt pradeda. Tai čia kaip jos ir nebeliks. Tiesiog liks aukštas status krantas. Bet jinai laužavietė. Tai sėdžiu ant suolo. Suolas šlapės, aš irgi šlapės. Bet vat stendė neparašytas vienas dalykas. Esu skaitęs, kad Murmulių atodangos pavadinimas yra kilęs nuo to, kad nevėžis murmuliuoja. Ir net kaimas ten, aišku, iš kelių sodybų turbūt, kuris irgi vadinasi Murmuliai. Tai kadaise, tai čia turbūt šniokštė ošė tas nevėžis, o dabar va, vos praplaukti eina. Ir tai dar sako, kad šiemet nevėžio vandens yra palyginus ankstesniais metais. Čia visur srauna. Galėtų visa tokia upė būti. Būtų įdomiau biški. Žodžiu, nuo ryto nieko nevalgiau. Tai vakarykštį maistą šaltą. Po biškutį kabinu iš puodo. Labai atsilieku nuo grafiko. Pagal mano pirminį planą jau turėjau būti Krekenavą praplaukęs. Vakar. O dabar dar šiandien nedaplaukiau. Garantuotai. O tokie seni ąžuolai pakrantėse mane žavi. Jau toks medis gyvenimo matęs. Ir bėbrų matosi. Pažeistas yra vis tiek išgyvenęs. Įsitaisė draugelis ant kojos ir keliauja kartu. Nusimato rimta bėda. Visiškas raunuma. Nenulaikau net plausto tiesiai. Jai.
nesuko plaustas. Bandom atbulim. Arba dar tik bandom sukti. Irklas viskas suknyso, bračia. Dar tik bandom sukti priekio. Biški yra gyva. Telefono kišenė nėra. Praėjom. O koks laumės batas. Kai skaičiau tiltus vieną, pasirodo, pamiršęs buvau. O, beždžionių tiltas vadinamas. Badaktėlį. Nors vienoje vietoje padarytas padorus išlipimas. Va, atpjauta, viską tvarkingai. Bažnyčia su kapinaitėm, tiksliau bažnytėlė. Galingai iš čia įtvirtintas. Traška visas. Mano plaustas vargšelis. Vienišas. Kaip vaikai daro. Kas čia kitoj pusėje? Pažiūrėkim. Pievas. Atėjau prie stendo. Švento Jono Nepomuko bažnyčia. Kunigavo Juozas Tumas Vaižgantas. Uhu. Kaimo turizmo sodyba pas Rapolą. Pavėsinė yra kažkokia. Tai radau gražiai nušienautą pievą, išlipau. Pavalgyti reikia. Paskutiniai konservai. Silkės, matė, filė, pomidorų padaže. Valgysi tas konservus, bus rami galva. Nu taip. Kiek aš valgau tų žuvies konservų, tai visi mane neverti savo pinigų. Gal aš čia labai išlepęs. Ir vėl vyja. Čia gal tie 7 broliai kursius sudaro, ar kaip ten. Keiktis yra labai negerai. Stengiuosi to nedaryti, nes vaikai žiūri, mano mokiniai. Nu bet pipiec. Neįsivaizduoju kol kas. Žinau tik vieną, kad reikia kraut daiktus lauk iš plausto ir dar tas lietus. Tai nežinau, kaip aš tą plaustą nuleisiu. Kažkaip reiks bandyti, jeigu nesulaužysiu. Eina sau. Negaliu apsispręsti, ar pro čia, ar pro čia. Čia irgi akmenys visur. Va ten iš karto akmenys. Iš karto pastriuks. Fū. Teks bandyti per ten. Nu ką, varom. Įsikroviau plaustą. Fū, kas čia bus? Bus matyt. Svarbu, kad kelionė nesibaigtų. Nu, taikom. Nežinau, kas čia bus. Ar aš čia išlaikysiu iš viso.
Uhu! Yeah! Lengviau nei tikėjus. Nu va, dabar šitą krūvą daiktų reikia nusinešti ten. Nu ko čia pradėti? Tai specialiai išsimečiau dar inkarą, kad parodyti, pro kokią velnę va čia prasibroviau ką tik. Realiai va čia va tik ir buvo va šita va vieta, kur buvo įmanoma dar kažkaip jį. Nes jeigu būčiau ten kraštu leidęs, tai būčiau tikrai sudaužęs. Nu čia irgi. Na, bet čia prasitrauksiu, jeigu ką. Bet nežinau, čia vėl akmuo. Tu širdies neturi akmenyje. Noriu sugrįžti namo. Bet ten slankščio akmuo. Praėjau. Au! Biškį kybom. Pasisukom. Ai, tu savo. Gal reikia nekovoti su tą srovę. Vsio, tiesioji. O, va šitą atodangą tai atsimenu dar nuo vaikystės. Čia žvejot ateidavom. Urvinės kregždės ten visą koloniją turėdavo. Dabar dar matau kelis urvelius. Kelios šeimos dar gyvena. Nu, faina, kad čia kregždės dar gyvena. O būdavo čia keliasdešimt urvų. Čia tokia vietikė. Mažai kur bėra taip, kad žmonės būtų pasidarę lieptelius, sutvarkę aplinką, priėjimą kokį tai ir dar neuždėję ženklo privati valda. Tai linkėjimai šito saliuko savininkiai. Jeigu žiūrės, atpažins tikrai. Gerai vietą padarėt man pavakarieniaut. Ir išlypt gerai, tiltelis, viskas. Puikiai. Žuvim bus grikių likučių. O, nuo mano pietų stalo. Smulkios žuvelės tikrai turės ką parinkti. O, jau iš karto puola. Net ir netokių smulkių yra. Čia tai dar vienas cirkas. Kaip valstybininkai užsideda pliusus. Mėnulio akmens skulptūrų parkas. Lentelė ant upės kranto, o pats parkas tai, žodžiu, ten dar už kelio, gal koks kilometras nuo upės kranto. Aš net nebejau, kad čia net ta kelio jokio nėra atpjauta. Bet svarbu uždėti lentelę. Va, brač, rimtas skardis. Šitą kažkaip neatsimenu. Čia kregždžių daugiau skrajoja. Nu, o dabar tai atplaukiu į man sentimentalias vietas. Mačiūnų kaimo poilsiavietė. Tai parodysiu. Takelis atpjautas, gražus. Va, kaip dabar čia atrodo. Bet šitoj vietai tai praleista mano laiko. Ko tik čia nebūvė. Nuo čia prasideda labai sentimentalios vietos iki Krekenavos ir biškių už Krekenavos, panašiai iki Gringalių kaimo. Mano visi Nevėžio krantai nuvaikščioti, nužvejoti ir taip toliau. Tai dabar čia man bus jautrios vietos. Tai manau, kad aš čia ir liksiu miegoti. Ne kartą ir ne du čia mano miegota. Tikiuosi ne paskutinį kartą dar. Šiaip gera vieta, bet ir daug lankumo žmonių. Čia pavėsinė buvo, turbūt dar regioninio parko nebuvo. Po to čia viską atnaujino. Kol papaustinau savo nuotykius Facebook'e, viską beveik ir sutemo. Tai spėjau dar palapinę pasistatyti. Plaustas ten apačioj. Kaimas ten anoje pusėje. Tikiuosi greit sumiks visi. Tai viskas, nakvynė vieta paruošta. Iki rytojaus bus 4 diena plaukimo ryt.